Jeigu ieškote reklamos galimybių, kviečiame tapti mūsų tinklalaidės Pasikalbėkim bičiuliais ir bendradarbiais. Kaip tą padaryti? Visa informacija apačioje esančioje nuorodoje. Tad nesikuklinkite, esate visi laukiami. Sveiki, mano brangus Pasikalbėkim bičiuliai. Šį vakarą mūsų studijoje viešnia, aktorė, socialinių tinklų žvaigždė Karolina Slavinskienė. Daugelis ją dar atsimena iš tų laikų, kai garsiojoje reklamoje vaidino Sandrutę. O šiandien Karolina jau vaidina kitus vaidmenis ir ypač mėgaujasi motinystės vaidmeniu. Kokie iššūkiai jos laukia gimus sūneliui ir kaip jai pavyko su visu tuo susidoroti. Kviečiu žiūrėti. Labukas. Man buvo 19, mane labai stipriai graužė. Nepabijosiu žodžio graužė, nes taip ir jautėsi. Prasmės klausimas. Kam iš vis kažką reikia daryti? Tu radai tą atsakymą ar ne? Būna nusiramina tas klausimas, būna grįžta. I am not hiding my age. 2021 jau taip susijėmiau, sakau, viskas. Pradėsiu juokaut. Labai norėjau juokaut internete ir labai buvo daug baimių, nes juokai yra toks dalykas, kur lengva prašaut. Aš esu labai kompleksuotas žmogus. Šiaip. Tikrai? Labai. Man ir sako, ten kartais, kokia tu nedrasi. Sakau, jo, aš tokia. Aš prieš kamerą galiu būti drąsi. Šiaip tai prieš susilaukiant vaikų, aš, tokią grandiozinę dydžio turėjau svajonę turėti vaikų. Ta prasme, Labai norėjai, ne? Labai. Tų scenarijų, kokių mes ten tik negirdėjom. Nes ten stuburiuko problema. Tų scenarijų ten nuo A iki Z ir tu klausai ten ir galvoji, ar aš čia siaubo filme, ar aš čia realybėj. Čia dar buvo porą mėnesių iki gimimo. Pirmo vaiko ta visa problematika davė tą suvokimą, kad čia reiks labai daug namų darbų padaryti prieš antrą vaiką. Ir man atrodo, kad tu esi labai stiprus įkvėpimas kitoms mamoms. Aš labai ilgai galvoju, man kalbėti ar nekalbėti. Karolina, labas. Labas. Tikrai labai džiaugiuosi, kad atvykai pagaliau į Pasikalbėkim. Pažįstu tave turbūt geriausiai iš socialinių tinklų. Labai patinka tavo kuriamas turinys. Ir man atrodo, kad tu pagavai tokį labai įdomų dalyką, kurio iki tol niekas ir nebuvo pagavę. Tai tavo tie smagūs rilsiukai apie mūsų Baltijos šalių kalbų ypatumus. Tai ir kaip lietuviai vienaip taria, kaip latviai, kaip estai. Kaip tau šovė mintis tai pradėjo daryti? Šiaip nieko tokio gal labai romantiško, nėra tos priešistorės tokios jau baisiai įdomios, tokia gal truputį buitinė, bet aš tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad aš sėdėjau ir laužiau galvą, kaip padaryti, kad būtų įdomu lietuviam ir ne tik. Nes aš buvau kokiais 2021 jau taip susijėmiau, sakau, viskas. Pradėsiu juokaut. Labai norėjau juokaut internete ir labai buvo daug baimių, nes juokai yra toks dalykas, kur lengva prašaut, mano nuomonė. Nes, žinai, man juokinga, bet ar kitiem juokinga, žinai, ar tu ten nenueisi per daug į toks plona riba labai su humoru, aš taip galvoju. Ir pradėjau juokauti ten, per karantino ten gale ir žmonėm pamačiau, kad patinka. Bet, aš ten buvo mano ten lietuviški dalykai, lietuvių kalba. Ir aš taip, tokia ambicija, žinai, gal įsijungia. Tai žmonės man davė patvirtinimą, kad, aš esu juokinga, gerai, man patiko. Ir ką aš galėčiau padaryti, kad būtų, pasiekti žmogų, esantį toliau. Iš tikrųjų, gal buvo tų ir gražių tikslų, ne tik, kad ten peržiūros, bet aš kažkaip tokia turėjau svajonę sukurti ryšį su žmonėm, kurie nėra lietuviai. Ir man atrodė, kad tai yra labai sunku padaryti, nes kitur jau kitokios kultūros, kitokie juokai. Šiaip, kontekstas visai kitas. Ir tada galvom, bet jeigu aš pradėsiu nuo lietuvių ir eisiu truputį labai nedaug per kaimynus, jo, tada gal bus visai įdomi. Tai mes ten su kolega, buvo mano kolega, tada toksai Ugnius Katkus, jisai man ten montuodavo, patardavo. Ir mes ten būdavo, pasidarom video call, nes jisai ten gyveno prie jūros, iš Vilniuje.
Ir, nu, susiskambindavom ir jis man vat, buvo užsimojęs padėti tada, tai ir sakau, žinai, bet šiandien pat bandom, aš tokį darysiu video, kad Lietuva taip pasako, Latvija taip, Estija taip, o po to visos viena į kitą pažiūri, nes pamatysim, kad, nu, Estija bus visiškai iš konteksto iškritus, nes kita, nu... Visiškai kita kalbų šeima. Jo, kategorija, jo, šeima. Tai ir tada sakom, nu gerai, pabandom. Ir, nu, aš iš tikrųjų ganėtinai daug eksperimentavau su tais, kas galėtų būti užsieniečiam įdomu. Vieni pasisakė filmukai, kiti ne. Tai šitas Baltijos šalių, nuo TikToko pradėjau iš tikrųjų, nes TikTok'e yra, nu, mano nuomonė, tokia erdvė, nu, nerimta ir tu gali truputį daugiau eksperimentuoti, kažkaip ne? Jo, ir nebijot suklysti. Taip, nu, jo. Tai va, tai tada pabandžiau ten, palyginau, ten buvo laba diena, labdien, o ten Estija head peva kažkokį pasakė. Jo, visiškai iš pievos. Iš pievos. Tai va, tai ir tada ten Lietuva ir Latvija pasižiūrė į Estę, tokios, kad, oh my god, o Estė tokia, nu irgi įsižeidus, kad ko čia prie jos skimba. Tai va, ir šitas filmukas, man atrodo, gal 300 000 sulaukė peržiūrų. Susprogo. Nu jo, daug sulaukė. Ir tada galvoju, nu tai gal tada antrą tokį kažkokį panašų. Žiūriu antras, nu ten gal dar geriau. Ne, nu kažkaip įdomi, tai ką čia dabar jau serijas daryti. Nu tai trečias vėl labai gerai, nes čia taip negali būti. Nu, tai tada pati negali patikėti sėkme. Toks, žinai, kaip užčiapi kažką. Ir supranti, kas yra faina, tas kontentas, jisai toks, nu, kad atrodo, gali ir niekada nesibaigti. Nes tu gali iš kito kampo pažiūrėti. Aišku, svarbiausia, taip, nu, kūrybiškai. Aišku, turi būti ir man pačiai juokinga. Aš dar turiu tokį kriterijų, jeigu aš pati susižvengiu kūrybos procese. Tai galvoju, greičiausiai bus geras šitas filmukas. Pasitvirtini su savim. Jo, būna taip, eini, galvoju, aš, gerai. Man emocija pačiai. Tai galvoju, greičiausiai patiks ir žmonėm. Tai va tokia priešistorė, bet žinok, kad įkelti Instagramą, tai man reikėjo metų. Nes, žinok, aš esu labai kompleksuotas žmogus. Nu, šiaip. Tikrai? Labai. Nu kaip, aš manau, kad aš esu kompleksuotas žmogus, kuris yra nusprendęs, nu, išeiti iš to. Nu, nes aš matau, kad man neduoda naudos ten tas lietuviškas toksai susikaustimas. Bet aš jo turiu labai daug. Tai aš tikrai nebūčiau ten lindus, nebūčiau ten juokavusi. Labai įdomi tema, paplėtosim šitą būtinai. Jo, bet aš esu visiškai, nu, aš ir kaip bendrauju, nu, kasdienybėj. Nu, man ir sako, ten kartais, kokia tu nedrasi. Sakau, jo, aš tokia. Aš prieš kamerą galiu būti drąsi ten, kur. Būtent, nes pavyzdžiui, žiūrint tavo socialinių tinklų turinį, man nė karto nešovė mintis, kad tu esi, pavyzdžiui, nedrasi, kad tu esi kažkokia kompleksuota, kukli. Aš to visiškai nepastebiu iš tavo kuriamo turinio. Ir štai dabar tu sėdi ir sakai, kad tu pilna kompleksų, net ne komplekso. Tai dabar apie tos kompleksus, ar ne? Tai ką tu galėtum išskirti, kuriuose vietose tu vis dar jautiesi turinti jų ir tau sunku iš to išlysti? Nu, elementarus gal socialiniai dalykai, bendravimas tiesiog su žmonėm. Ypač po karantino labai jautėsi. Ten jau po karantino buvo ten sunku į akis pažiūrėti žmonėm, bet, nu, po to kažkaip viskas atsišviežino bendravimas, bet, kaip pasakyti, socialinės interakcijos, ypač jeigu nepatogios, žinai, pavyzdžiui, pasakyti, bet aš pasakau, man dreba balsas, bet aš pasakau, pavyzdžiui, žinai, man taip netinka, nu, kažkas manim kažkaip bendrauja, nežinau, kažkur peržengia ribas, sukaupiu drąsą. Žinai, man taip netinka. Nu, bet labai sunku. Bet aš pasakau. Tai va, tai socialinės interakcijos turbūt man yra, nu, vienas iš sunkesnių dalykų, bet aš dirbu su tuo, nu, ta prasme, aš suvokiu, kad reikia, dėl to aš esu, nu, einu iš komforto zonos, bet man reikia eiti iš komforto zonos, man tai kainuoja energiją. Ir, nu, šiaip gal aš kartais palyginu save su žmonėm, kurie tokie, žinai, tokie labai teatrališki, tokie, vis vakarėlis.
ne tai, kad atviri, tokie grandioziški. Tokie, bendrauja ir ten rankas labai mosikuoja. Ten jų balsas garsiausiai skamba auditorijoje. Aš vadinu itališko temperamento žmonės. Jo, tai aš esu visiškai arba lietuvė. Ne, esu, visiškai šiaurietė. Arba lietuvė, arba ten dar aukščiau kažkas galėtų būti kaip suomiai kokie. Aš galiu ten, Laplandijos kraštų atstovė. Jo, bet iš tikrųjų tokių lietuvių, šiaip daug yra. Tai aš labai lietuviška esu. Aš labai taip galiu daug negirdėti ir nekalbėti. Pavyzdžiui, su išvaizda turi šitoj vietoj kompleksų? Kaip tu atrodai, kaip tave mato žmonės, ar tau yra svarbu, pavyzdžiui, žinai, kad aš čia viskas pas mane būtų gerai, pasitaisau bliuskutę, kad, ar turi tu šitoj vietoj kompleksų kokį nors? Tai žinok, prieš 10 metų turėjau labai daug, jeigu, sakykime, man buvo 18, tai ne, 18 ne tiek daug turėjau, 18 man buvo jūra iki kelių, viskas etapais. Kai buvo 20 keli, tada gal aš tikrai tokių kompleksų daugiau turėjau, dabar man 35, tai, dabar aš kažkokį, žinok, dabar jau atsirado truputį kitoks mąstymas, galvoju, kiek ten tos jaunystės ten beliko, jau nebeturiu laiko, aš labai jau taip nemėgti savęs, nes, kada pasidžiaugsiu. O buvo laikas, kai nemėgai savęs? Taip, labai. Ypač kas dėl svorio, tai aš net ir valgymo sutrikimų turėjau. Vėliau, kiek domėjausi, daug skaičiau apie tai, tai jie kyla iš perfekcionizmo, kad tu įsivaizduoji, kaip tu turėtum atrodyti, bet tu matai, kad tu esi labai toli nuo savo idealo, tada ten griežtini. Dieta, kuo labiau griežtini, tuo tau labiau viskas nuslysta. Bet tai paauglystėje prasidėjo? Ne. Prasidėjo nuo visokių projektų. Aš dalyvavau ir Miss Lietuvoj, kai man buvo toks įdomus faktas. Sakau, man 18 buvo jūra iki kelių. Aš ten ir į televiziją pati ten paskambinau. Sakau, Dieve, ką aš ten sakiau. Sakiau, tik padalyvavau Miss Lietuvoj ir norėčiau dirbti dabar televizijoje. Tai tu 18 metų ryžaisi sudalyvauti Miss Lietuva konkurse. Taip. Kaip tau sekėsi? Tai aš ten tokios kaip kažkokios juostos, ten, kad su titulu tai aš negavau, bet aš finale buvau. Ten buvo 15-16 merginų ir tai gerai. Ir po to, kai atsuki tą laiką atgal, aš dabar žiūriu iš tų perspektyvų, kad buvo faina iš tikrųjų. Daug kas laiko tuštybę, kad čia tie konkursai nesąmonė, bet tai tu ir eiseną išmoksti ir graciją ten tą, bent jau tam kartui iki renginio, susipažįsti. Aš ten pasisiūliau, atsimenu, prodiuseriam pasisiūliau, organizatoriam pasisiūliau, sakau, aš noriu sukurti himną šitam konkursui, bet man reikia finansavimo. Ir man ten skiria tą finansavimą, tada mes ten nuvažiavom į įrašų studiją, merginosi dainavo ir aš ten truputį, mano tekstas buvo mano muzika ir aš ten, dar ir himną ten sukūriau. Tai tikrai tau drąsos netrūko. Bet vėl, žinai, kaip pasakyti, žinai, bet gal visur ir kartojasi tos situacijos, kad toks, kaip to pasakyti, kad aš laužau save. Dabar kalbu, irgi prieš kameras kažkiek yra to tokio jaudulio. Jo, jaudulio, kad aš prieš kameras ir aš suvokiu, kad žiūrės, ne tik mes dviesi šnekam, mes dar ir žiūrovai. Tai pavyzdžiui, aš kaip po tomis konkurso paskambinau į televiziją, tai man ten drebėjo absoliučiai viskas, kai aš skambinau, aš atsimenu. Galvoju, bet tu vis tiek paskambinsi, nes taip sugalvojau. Tai ir tas, kartojasi visą gyvenimą, kad aš labai bijau. Žiūrėk, gal tas gera frazė yra tokia Aristotelio frazė, kad drąsus ne tas, gerai, pasakysiu tiksliai. Aristotelio frazė, drąsus ne tas, kuris neturi baimių, drąsus tas, kuris turi baimių ir jas įveikia. Tai man patinka šitas ir aš irgi šitoj kategorijoje turbūt. Tu griebi baimę už ragų, ar ne? Nes kiti turėdami kažkokių fobijų arba baimių, jie to vengia. Jie tiesiog to nedaro, tai nustumia, tarkim, pavyzdžiui, kalbant apie aukščio baimę, ar ne? Daugelis žmonių jos ir nesistengia įveikti, jie vengia aukštų vietų, bet yra tokių,
kurie iš karto lipa į aukščiausią vietą ir tokiu būdu bando su tuo susidoroti. Tai čia priklauso nuo tavo baimės rūšies. Taip. Tai vat, pavyzdžiui, tu turi kažkokias baimės kažkokiems momentams, ar ne? Ar tai dėl komplekso, ar dėl kažkokių kitų dalykų. Ir tu vis tiek drąsiai eini į tai. Nu, šitoj sferoje. Arba išplauksiu, arba ne. Jo, nu, aš galvoju, kas slypi po visą tą baimę. Tai yra, yra dažnai baimė būti atmestam. Fear of rejection. Mes bijom būti atmesti, nes tai skaudina. Nepriimti, ar ne? Tai, bet, žinai, aš dabar, pavyzdžiui, šiais metais, gal dar prieš metus tokią poziciją, tokį požiūrį turiu, kuo daugiau mane atmes, tuo aš kažkokią istoriją fainesnę parašysiu. Man, pavyzdžiui, labai patinka tos sėkmės istorijos, kur ten J.K. Rowling ten ėjo su Harry Potteriu į leidyklą, ten nieks nespausino, ten labai daug kartų. Taigi, koks geras prieskonis istorijai po to, kad atmetė. Man su aktorystė būna, kad mane labai daug atmeta. Ta prasme, labai daug. Aš einu į castingus, nusifilmuoju, sako, viskas liuks, tobula. Ir po to jūsų nepaėmė ir čia pastoviai kartojasi. Kaip tada jauties? Buvo, kad ir paverkiau. Čia buvo 2 tokie šiais metais, kur labai norėjau, galvoju, čia išsipildytų mano svajonė. Tai kaip paverki, nes, kaip aš galvoju, reikia, jeigu aš taip jaučiuosi, tai aš leidžiu savo taip jaustis, ta prasme, neužspausiu. Nuoširdžiai liūdna, bet po to, gerai paverkiau, užtenka. Pauzę. Ką toliau? Toliau, tai aš puikiai atsimenu, kad puikiai žinau, kad yra daug tų kandidatų, nebūtinai netiko, kad aš negerai suvaidinau. Būna labai dažnai netinka, tipažas kažkoks, ar plaukų spalva, bet kažką rado tinkamesnio, nes būna labai dažnai netgi idėją pakeičia pats režisierius, jisai vienaip numatė, po to sugalvojo, kad gal kitaip nori, o aktoriai ten jau, castingą praėjo. Tai yra niuansai, bet jie nenuneigia tavo profesionalumo, ar ne, arba tavo gabumo. Tai yra niuansai, kurie tuo metu netiko, bet tai nereiškia, kad tu esi prasta kaip aktorė arba kaip savo srities atstovė, ar ne? Tu netraktuoji to kaip kažkokios asmeninės nesėkmės. Tiesiog tokia situacija, tu vienam netikai, bet kitam tinki. Ar tu iš karto jau manai, kad tu esi kažkokia tai nevykėlė, jeigu tau nepasisekė? Iš profesinės pusės. Taip, tai aš labai stengiuosi turėti tą, visi ir sako aktoriai, kad čia su jumis nesusiję ir panašiai. Bet, kai pasako tau ne, tu, nežinau, man iškart mintis kyla, ką aš netai padariau. Ta prasme, natūraliai. Tai labai žmogiška. Taip. Galvoju, gal aš kažkur, gal ten kažkaip, gal ten taip reikėjo. Bet aš nežinau, gal man ta atsvara yra socialiniai tinklai. Net tokią truputį ezoterinę mačiau žinutę. Ne žinutę tokias, nežinau, postas kažkur mačiau, kad visata tau trukdys išeiti iš srities, kuri tau sekasi. Ir tave laikys ten, kur tu turi būti. Tai mane visata puikiai gerai dabar laiko nuo kino filmo, bet manęs labai laukia daug žmonių socialiniuose tinkluose. Ir aš juos, žinai, tas yra fainumas socialiniuose tinkluose, kad jie man tiesiogiai rašo. Aš tiesiogiai žinau, ar aš vertę sukūriau tam žmogui. Iš karto sulaukia grįžtamojo ryšio. Iš karto, jo. Ir labai, dažnai nuo širdžių tų žinučių. O kine, kai nusifilmuoji, aš nežinau, ten ar patiko, ar nepatiko. Būna kažkas pasako, bet nelabai tu žinai, kaip ten, salėje, kaip reagavo žmonės. Tik per premjerą, kaip pati žiūriu, žinau, bet daugiau tai nežinau. O čia su socialiniais tinklais, tu, matai tas reakcijas ir žinutės gauni, tai aš, kadangi daug tokių gaunu, tipo, keep going, don't stop. Ir aš taip galvoju, gerai, aš dėl jūsų išbėgsiu dar į aikštelę ir bėgu. Tai va, tai nežinau. Bet vėl, aš norėčiau vis tiek norėčiau laikyti ir tą kino, serialų, galbūt reklamų pusę, nes ten kita visai darbo specifika. Ten yra labai daug žmonių. Bet kas man faina, kine tu ateini, kino aikšteliai, ir aplink tave ten kokių 30 žmonių ir jūs ten kartu darot savo tą gerą rezultatą. Toks komandinis darbas. O su socialiniais tinklais aš pasistatau savo ten tą stovą
įdedu kamerą, ten pati pasispaudžiu, pati susikarpau, vieno žmogaus orkestras gaunasi. Taip. Aktorystė, Karolina, iš tiesų, tu nesi baigus aktorystės mokslų. Galima sakyti, tu esi tokia savamokslė aktorė ir vat štai kinas, televizija, reklamos, teatro nėra. Nėra. Nesi vaidinusi teatro scenai. Aš dabar esu tokioj teatrinėje improvizacijoje. Šitą mokinuosi ir buvau ant scenos čia balandžio 1 dieną. Tai ten buvo improvizacija. Ten šiaip tokie būna kaip iš anksto paruoštos užduotys, bet jos dažnai labai pakrypsta komiškai, priklauso nuo to, ką aktoriai padarys scenoje. Tai man ten, aš buvau pirmą kartą turbūt ant scenos kaip aktorė, dabar galvoju turbūt pirmą kartą, kad vaidinau per šitas improvizacijas ir juokėsi salė ir aš žinok, galvoju, koks narkotikas geras. Tai būtent aš ir norėjau prie to privesti, kad kai tu pasakei, jog socialiniuose tinkluose tau patinka, nes tu iš karto sulauki grįžtamojo ryšio, tai su teatro scena yra tas pats. Juk tu, kai vaidini, tu matai, kaip publika reaguoja. Ar jie liūdi, ar jie juokiasi, jie tau paploja. Tu irgi iš karto gauni šito. Ir tu sakai, kad iki šiol tarsi to nebuvai išbandžius, iš karto ėjai ten į kiną, į televiziją, į reklamas, ar ne? Bet aš galvoju, kad turbūt teatras irgi gali tapti ta vieta, kurioje tu gali jaustis patogiai ir tau tai gali patikti. Geras. Gal, nežinau, yra toksai prie svajonių pabandyti, bet kai įsijungia iš karto tokie kliūtys, mąstymo, kad taigi aš nebaigus teatro, aš nemoku ten labai stipriai garsiai kalbėti, kad ten salės gale girdėtų, nors yra mikrofonai šiais laikais. Taip, ir tai yra išmokstama. Tai gal, nes būna iš tikrųjų, kas, ir nebaigiam to teatro. O kodėl nenorėjai baigti? Nenorėjai stoti, pavyzdžiui, muzikos ir teatro akademiją? Gi čia tokia svajonių kalvė daugeliui. Kas tave sustabdė? Ten daug buvo niuansų. Pradėkim nuo to, kad man buvo nedaug metų. Visiems dažniausiai būna nedaug metų, kai stoji. Po mokyklos. 18-19, jo. Tai aš atsimenu, nuvažiavau. Aš buvo ta mintis į akademiją. Ir ten buvo gal vasario mėnuo. Ir turėjo būti renkamas rusų kursas. Taip, rusų kalba. Ir ten buvo net pasakyta, kad jūs turit mokėti rusiškai mąstyti. Aš galvoju, aš net kalbėti nelabai moku, tai mąstyti, tuo labiau nemoku rusiškai. Wow. Arba laukti dar metus. Ir tada dar kažkas pasakė, labai strigo frazė, jeigu bent truputį abejojat, tai ir nestokit. Tai aš buvau ta, kuri abejoja. Galvoju, kažkaip. Jaučiu, kad kažkaip man čia labai kažkas nelimpa. Tada galvoju, gal į kolegiją. Ten buvo dar kolegijoje. Vilniaus kolegijoje. Tokie, vadina ten miuziklo, ten šokis, teatras. Taip. Kaip ir faini, kaip ir irgi toks. Kažkaip man, bet gal ir ne man, bet aš pabandžiau ten tos. Buvau egzaminuose jų. Bet mano tuo metu mintis buvo gal kiek kitokios. Mane tuo metu man buvo 19, mane labai stipriai graužė, nepabijosiu žodžio graužė, nes taip ir jautėsi. Prasmės klausimas, kam iš vis kažką reikia daryti. Jo. Toks, aš dabar galvoju, tas periodas toksai, tamsokas net buvo. Bet reikia ir tokių periodų, aš ta prasme, manau, kad dabar žiūri, jis buvo geras, nes jis man davė kažką. Bet 19 metų žmogui sukilo stiprus egzistenciniai klausimai. Taip. Tik 19, būna 6 metų. Kodėl? Kas jūs išprovokavo? Aš nežinau, gal tuo metu turėjau draugą, kuris labai apie tai daug kalbėdavo ir sakydavo man, kad nėra prasmės. Čia iš vis jokios nėra prasmės. Gal tas veikia. Knygų daug skaičiau tuo metu, filosofinių ir ezoterinių, netgi ten visokių. Nežinau, bet labai toksai, man tuo metu labai nepatiko, kad man buvo 19 ir aš galvojau,
aš galvoju, kad man tą visą vertybinį pamatą ir visą mąstymą man davė visuomenė. Bet čia ne mano, ašgi turiu patis, aš turiu pakankamai proto, kad turiu pati sugalvoti, nes kitaip aš nematau motivacijos iš vis kažką daryti. Tai ką man dabar ta aktorė būti, jeigu aš nežinau, kodėl man reikia, galų gale, kodėl man čia taip labai jau gyventi reikia. Nors tikrai nebuvo minčių apie negyvenimą, nebuvo tokių, bet aš norėjau atrasti klausimą, tai kodėl čia iš vis kažką dabar verta daryti. Surasti savo individualią prasme? Taip, bet labai norėjau ir objektyvę, bet šitą labai sunku rasti lig šiol objektyvę prasme, čia jau filosofinė tema. Ir daug kas pasakytų iš filosofų, kad nėra objektyvios, kiti sako, kad yra. Čia toks diskusijų klausimas filosofinių. Tai va, bet aš labai norėjau to tokio pamato. Galvoju, jeigu aš turėsiu pamatą, tai aš po to ten specialybę, tą duoninę, iš kurios duoną valgysiu, aš jau kažkaip po to tikrai susiorganizuosiu. Tai va, tai dėl to aš įstojau į filosofiją į VU ir ten ieškojau prasmės. Radai? Žinok, labai įdomi. Kurie atsakymai labiausiai patiko, tai jie buvo iš psichologijos disciplinų. Tarkim, atsimenu mano draugė mokinosi psichologiją, jinai turėjo tokį lapą, kad apie žmogaus raidos etapus ir ten buvo parašyta, kad kai tau yra apie 20 metų, yra įprasta ieškoti prasmės. Ir aš tada kažkaip taip nusiraminau, galvoju, man tiesiog etapas ir galbūt daugam yra tas etapas ir kiti turi tą problemą. Va tas gal buvo taip sušvelnino, kad ir kitiem tas pats. Tada evoliucinė psichologija labai daug atsakymų davė, kodėl mes elgiamės vienaip, o ne kitaip. Ten yra tokia teorija, aš nežinau, kiek mes turim laiko. Jeigu labai išplėtosi teoriją, tai neturim, bet jeigu žinai, kaip santrauką pasakyti esmę, tai tada prašau. Evoliucinė psichologija, jinai labai daug mūsų dabartinio elgesio grindžia tuo, kad mūsų smegenys formuojasi jau labai ilgai, tarkim, net prieš 10 000 jau mums įsirašė, prieš 10 000 metų jau įsirašė tam tikros programos į mūsų smegenis ir jos veikia lig šiol. Ir mes galim pamatyti, kaip pavyzdys, mes galim pamatyti žmogų iš socialinių tinklų, mes jo veidą įsidėmim po kažkiek ten kartų ir mūsų pasąmonė traktuoja, kad čia mūsų draugas. O mes jo nei matėm, nei pažįstam. Taip, bet mes irgi šiandien susitikom pirmą kartą gyvai, bet jausmas yra, kad pažįstam vieną kitą, nes aš ilgai seku tavo turinį, tu irgi mane žinai iš vienų ar kitų dalykų ir mes iš karto tarsi bendraujam kaip pažinodamos vieną kitą, bet iš tiesų pirmas iki matome. Taip, kad jau fiziškai. Tai čia smegenų triukai. Jo, ir tos smegenys, jos ten labai daug yra užprogramavusios dalykų. Oi, kiek ten priprogramavusios, tai yra ten tokių knygų, Plikoji žmogbeždžionė ir tokia ganėtinai toks popsas yra knyga, kodėl gražiems gimsta mergaitės. Ten tokių yra teorijų truputį ir ant klaustuko, bet vis tiek ganėtinai gerai paaiškina, kodėl reklama veikia. Šiaip daug, kodėl mes vienaip ir kitaip elgiamės ir iš tikrųjų daug labai mes smegenyse turim įrašytos programos ir mes veikiam pagal labai, labai senas programas. O kalbant apie prasmę, tai tu radai tą atsakymą ar ne? Žinok, būna nusiramina tas klausimas, būna grįžta. Tai aš truputį dabar gal, aš pridėsiu truputį tikėjimo prie to, bet ne religinio, bet aš tikiu, kad yra prasmė. Bet tai yra iracionalus šiek tiek. Tikėjimas yra iracionalus dalykas, jis toksai, pasirinkimas, ne? Jisai nėra išmąstytas protų, bet aš tikiu, kad yra prasmė ir man patinka šitas tikėjimas, mane įsiveda į priekį. O tos nihilistinės nuostatos, kad nėra prasmės, man jos tokios, nežinau, skamba liūdnai. Nors labai daug žmonių taip gyvena ir pažįstu tikrai žmonių, kurie sako, nėra prasmės. Bet jie vis tiek labai gerą turi gyvenimą, labai veiklus, labai įdomus ir labai įdomi, bet labai skirtingai. Bet aš tikiu, kad yra prasmė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu tuo tiki ir žinai, dar kartais bent jau man tenka išgirsti tokius pasakymus, kad tarkim prasmė atsiranda, kai
kai tavo gyvenime įvyksta kažkokie labai dideli dalykai. Tai pavyzdžiui, tu sutinki mylimą žmogų, su juo sukuri šeimą, ar ne? Tai tarsi vėl toks naujas etapas, jisai pasidaro prasmingas, tu kuri kažkokius norus, viltis, lūkesčius. Kai gimsta vaikai, įsijungia dar kitas prasmės visiškai laukas. Tai tu esi žmona, tu turi vyrą, jūs turite šeimą, tu esi 2 vaikučių mama, sūnelio ir dukrytės, ar ne? Taip. Tai turbūt tų prasmių galima rasti pačių įvairiausių tavo buvime, ar ne? Tai kalbant apie tavo, šeimyninį gyvenimą, kaip tau ten sekasi ieškot prasmių tada ir tuos filosofinius apmąstymus į kasdienybę sukišti? Šiaip tai prieš susilaukiant vaikų, aš, tokią grandiozinę didžio turėjau svajonę turėti vaikų. Ta prasme, labai norėjai, ne? Labai. Ir aš kažkaip galvojau, aš jeigu turėsiu vaikų, tai mano genai nueis į amžinybę. Man taip labai atrodė. Oho. Wow. Aš jeigu turėsiu vaikų, o jie dar turės vaikų, tai aš pakliūsiu į tą amžinybės ratą, tokiu būdu aš taip galvoju. Oho. Nėra, kad visi taip galvoja. Ne, tai čia tas toksai, žinai, aš nežinau, kaip kas galvoja, bet pavyzdžiui, tu supranti, kad vaikas iš tavęs tikrai gaus tam tikrą genų rinkinį, ar ne, ir iš tavęs, ir iš vyro, ir iš savo senelių, iš praeitų kartų. Ir iš tiesų, kad tas tęstinumas įvyktų, tai tu ir galvoji, kad vaikai tą padarys, jie pratęs. Tai susimastai apie tai, bet tu taip labai kažkaip labai gražiai taip supoetinai visą šitą dalyką. Taip, tai mano buvo tokia svajonė pakliūti tą visą, nežinau, žmonijos tą ratą, bet nenoriu pasakyti, kad tie, kurie neturi vaikų, kad jie ten klaidą daro. Tai tokie yra laikai, kai visi gali pasirinkti. Ir aš labai gerbiu savo draugus, kurie sako, kad jie nenori turėti vaikų ir viskas su to yra gerai. Tai jų pasirinkimas ir tikrai viskas, nuoširdžiai viskas gerai. Labai daug pliusų ir toj situacijai yra. Bet mano buvo pasirinkimas turėti biologinių vaikų. Tai pavyko. Dar berniukas ir mergaitė, tai čia iš vis kaip iš svajonės, nes aš norėjau skirtingų lyčių vaikų. Taip. Faina. Ir kaip tu motinystė jautiesi? Visko koks tavo motinystės rūbas, Karolina? O ką reiškia? Kokį tu jį užsivilkusiesi, iš ko jis nuaustas, ko jame yra? Žinai, nes aš sakau, motinystė man yra kaip paveikslas, kuriame labai įvairiausių potėpių. Tai kaip audinys, kuriame yra labai daug priausta ir nuausta įvairiausių dalykų, įvairiausių spalvų. Tai kaip drabužis, kuriame yra įvairiausių detalių. Tai kokia tavo motinystė? Net nežinau, kaip pasakyti. Tai žinok, aš gal taip ir pasakyčiau, kad labai įvairi. Ir žinok, man labai yra svarbu įvairovė ir buvo nuo pat pradžių. Ir iš tos kaip mamos pusės, sakykime, tu priemi tą vaidmenį, kad tu esi mama, bet aš labai, netgi bijojau būti mama 24/7. Nors kam tinka ir kas džiaugiasi, tai valio, bet aš galvoju, aš žinau, kad man netiks. Tai kadangi mane vyras išleisdavo bent po 3 valandas kasdien kažkur, sako, tu tikrai, jeigu tau reikia, tai man to labai ir reikėjo. Tai visą laiką aš buvau už įvairovę, tai ir dabar yra ir šeima, ir karjera. Ir tas svarbu. Čia mano dalis karjera, aš jos, jeigu labai reiktų, taip, ten suspausčiau, padėčiau kažkur, bet trumpam turbūt. Tiek, kiek situacija verstų, bet tai tokia visą laiką, tokia 2 pusės, ir šeima, ir karjera, ir reikia suderinti. Ir man tai patinka. Patinka, būna ir ašarų, kaip man patinka. Ta prasme, būna, kad nesusiderina ten jau kažkaip. Tai bet atsakant, nežinau, ar gerai atsakiau, gal netaip tikėjasi. Ne, aš neturėjau jokio lūkesčio apie tavo atsakymą. Aš tiesiog paklausiau, kaip tu jautiesi, būdama mama, apie ką yra tavo motinystė. Ir man tiesiog buvo įdomu išgirsti, ką tu pirmiausia akcentuosi. Tai tu ir akcentuoji tą įvairovę, ar ne,
kad jinai iš tiesų yra įvairi ir tai yra pats paprasčiausias turbūt ir natūraliausias atsakymas, nes iš tiesų motinystė yra labai įvairi. Dėl daugybės priežasčių. Taip, teisingai. Jinai negali būti vienspalvė. Ir pirmiausia dėl to, kad vaikai yra labai skirtingi. Taip. Tai tu netgi gali būti vienokia mama su sūnum ir gali būti visai kitokia mama su dukra. Taip. Nes jie yra labai skirtingi. Taip, ir dar kaip pagalvoji per dieną, kiek nuotaikų skirtingų. Ir tai atsikeli, oi, viskas, vaikai, mes šiandien turėsim tobulą dieną, viskas gerai, po valandos jie ten jau mušasi, rėkia, galvoju, kodėl tokia bloga diena. Ta prasme, jau pati diena, jinai jau ten, visko būna. Tai va, bet žinai, aš kažkaip tikrai neslėpiu to fakto, kad su sūnelio gimimu man toks ir iššūkis atėjo, nes sūnelis mano turi tų specialių poreikių ir buvo ten visokių tokių, kad, žodžiu, kad tų scenarijų, kokių mes ten tik negirdėjom, nes ten stuburiuko problema, tų scenarijų ten nuo A iki Z ir tu klausai ten ir galvoji, ar aš čia siaubo filme, ar aš čia realybėj. Čia dar buvo porą mėnesių iki gimimo. Jūs jau tada sužinojate, ar ne, kad yra su kūdikėliu sveikatos problemų, jo. Bet kažkaip galvojau, kas yra, bet mes tam šiandien taip iš filosofinės pusės šnekam, tai man tada tokia kovotojo dvasia įsijungia. Galvoju, ne, jūs nusišnekat. Tie, kur sako, kad ten jau blogai, ten tokių buvo, kad neprotaus, galvoju, nesąmonė. Galvoju, viskas, padarysim daug, kas yra įmanoma ir kažkaip netikiu, kad ten taip jau blogai. Nors aišku, ta prasme, visokių abejonių pasėja per tą laiką. Tai va, tai kaip gimė, buvo ten operacija viena kita Erikučiui, bet dabar koks jis yra fainas, jam yra 9 metai, jis yra ten daug, kai kas vadina tokiu mažu filosofu, jis puikaus intelekto, protingas, jisai vaikšto, nors sakė, kad nevaikščios, jisai vaikšto, šiek tiek, reikia pagalbos su vaikštynė, su įtvariukais, gali ir be nieko, bet, vis tiek reikia tokių įtvariukų kojom. O jau prieš gimstant tai nupasakojo, kad turėsit ne vaiko daržovę. Žinok, net ir toks, man atrodo, buvo variai. Taip. Kaip, buvo tokių, kad, supranti, kaip ten tie daktarai. Ten varto kažkokias enciklopedijas, gali būti taip, bet gali būti ir taip. 12% kad vaikščios, 50%, kad mąstys gerai. Tai, galvoju, ir su tokiais procentais kažką padarysim. Tai va, kas liečia asmenybės, mano kaip asmenybės augimą, man tada tokio įsijungė. Man tada neberūpėjo prasmės klausimas, rūpėjo, kad, kaip mes čia, kad kuo kokybiškiau tą vaiką užaugintumėm. Tai, čia likščiol šitas, o čia dar ilgai bus šitas iššūkis. Tai, kas yra šiaip gerai, nes aš tapau darbščių žmogum. Ir toksai buvo dar, nežinau, kažkam gal liūdnai nuskambės, man tai, aš galvoju, kokia aš esu optimistė, kai pamatė pirmą kartą pamatė per echoskopą, kad kažkas negerai, mane taip ten dramatiškai paėmė už rankos gydytoja, sako, nežinau kaip jums pasakyti, bet bus, labai daug darbo. Ir aš galvoju, tai būsiu darbšti pagaliau. Aš taip, fainai, tai daug darbo man nereiškia, kad čia blogai kažkas, taip pasakė, kad ten su stuburu, ten problemytė ir, ne problemytė, normali problema buvo, bet, kažkaip atrodo, taigi ta medicina žengia į priekį. Tu nepasidavai toms tokiams liūdnoms prognozėms, ar ne, kurių tau teko išgirsti. Ir aš galvoju, kiek tai yra tavo pačios stiprybė, tavo charakteris, tavo būdas, ar ne? Pas tave iš karto įsijungia kovotojus mygtukas. Neraudotojos. Buvo ir toksai, ne? Pusę dienos, lygiai pusę dienos. Lygiai pusę dienos paraudojai. Nes vyras tik tiek leido, sakė, daugiau nebegalima. Sakė, tu kenki vaikui, jeigu tu ten labai jo. Tokios stiprios emocijos, ar ne? O iš tiesų, kaip tavo vyras reagavo į tą žinią? Bet aš galvoju, gal mums pasisekė toj vietoj. Mes su juo seniau buvom išsikalbėję, kad mes abu netikim tokiais dalykais,
kuriais daug kas tiki, kad, nu, ta, ne tai, kad karma, gerai, šiaip ir karma gal neįtin tikiu, Ražauskas, jeigu žiūri, galvos, nes jisai labai visą laiką karmą akcentuoja. Nu, bet mes tuo netikim tokiu priežastiniu ryšiu, kad, supranti, daug kas, vat, dėl ko sakau, daug kas, kai jiem tokia situacija, vaikas su problemom sveikatos, galvoja, už ką, kodėl man, ką netai padariau. Nu, ką netai padariau, tu gali galvoti iš tos medicininės pusės, ten, nežinau, spinduliuotę gavau gal kažkur kažkokią, nu tai čia yra ryšys, bet ten... Nu, arba, pavyzdžiui, vartotum narkotikus, gertum alkoholį, ar ne? Nu, tai kaip ir būtų pasiekmė tas vaikelis toks, koks atėjo, nes tu žinotum priežastį ir tu galėjai to išvengti, bet to nepadarėjai. O jūsų atveju yra visiškai kita situacija. Rikutis tiesiog toks susiformavo. Tai nebuvo nei tavo vyro kažkoks nu, poilgis, ar ne, kuris galėjo išprovokuoti jo šitą. Aš tikiuosi, kad nebuvo. Nors tai ten viską galvoju, gal aš čia, nežinau, mikrobangės per daug naudoju, nu kažką, nu viską. Apninka visokių minčių tuo metu. Taip, ten viską galvoju tuo metu, bet yra tikrai, nu, žinok, tikrai yra žmonių, kurie nuoširdžiai teikia, kad praeitam gyvenime kažką netai padarė, dėl to jiem dabar ten neganda. Nu, yra ir nu, aš netikiu tuo, tai mes su vyru teikiam, mes su juo esam seniau pasišnekėję, kad mes manom, kad labai daug ką lemia atsitiktinumas, kas yra labai nepatogi šiaip mąstysena, bet tarkim neganda ar būtinai blogam žmogui atsitinkant, tai nu, mes taip netikim. Tai ir tas klausimas, dažniausiai kodėl atsitinka geriems žmonėms įvairūs labai sunkus ir skaudus išbandymai. Aš manau, kad visai būna, nu toks, nežinau, aš kaip studijavau, tai tuo metu mokslas sakė, kad dabar jau atsitiktinumo teorija yra pagrindinė ir man patiko, nes žiūriu, kad nu, iš tikrųjų daug yra visur ir to atsitiktinumo ar chaoso ir tų priežasčių. Kartais jau neina atsekti. Tai va, tai mes kadangi, nu nebuvo to, kodėl už ką, nu nes tiesiog, nu kas iš to, kad tu čia dabar, kodėl už ką. Nu juolab, kad nu nėra nu, kažko konkretaus. Tai va, tai ir negraužiam savęs už to klausimu, o prasigraužia labai daug kas. Kodėl už ką, ten kelis mėnesius, kodėl už ką man, ir ten verkia ir graužiasi. Tai jūs ir savęs negraužėt, ir vienas kito negraužėt. Ir kaip tik palaikėt ir sustiprinot, nes žinai, kai būna, Karolina, kartais tokie iššūkiai, va, ypatingai vaikelio gimimas su negale, jisai tampa labai labai rimtų išbandymų porai. Toks, žinai, kaip koks čia, ar indikatorius, ar lakmuso, kaip čia, bet toks, žinai, tu gali pamatyti žmogų. Ir dėja, bet dažnu atveju, aš statistikos tikrai nepacituosiu, bet čia labiau iš tokio pažinimo, iš kasdienybės, iš patirčių, girdžiu atvejus, kai, tarkim, na, vienas iš tėvų, dažniausiai tai būna vyras, palūžta ir atsitraukia. Ir tada lieka mama, moteris viena su tuo vaikeliu. Ir tai tampa tokiu stipriu išbandymu, kad kažkuri pusė net laiko. Ir, žinai, vieniems tai yra išbandymas nebelikti kartu, kitiems tai yra išbandymas dar labiau susiklijuoti ir tapti tuo tvirtų kumščiu, žinai. Ir abiems daryti viską, kad mano vaikas paneigtų visas tas leisiu savo pasakyti bjaures ir liūdnas prognozes. Ir man atrodo, kad tu su savo vyru tapo dar tvirtesnių kumščių. Ar aš klystu? Nu, žinok, aš dabar tai kažkaip labai daug negalvoju apie tos įvykius, bet atsimenu tada galvojau, kad nu tai būdavo, žiūriu į Edgarą ir galvojau, wow, negalvojau, kad taip, kaip to. Toks, nu, to didžio dvasiškumo turi žmogus. Aš taip, nu, jūs ir pats gal negalvoja. Tai tikrai labai daug keldavosi naktim tada, padėdavo maitinti. Nu, gal net, 50% darė. O ten, kad apie atsitraukimą, tai, nu, nebuvo net, nežinau, aš net neįsivaizduoju, nebuvo kalbos. Nebuvo. Bet faina buvo, pamačiau, kad jisai, nu, kad stiprus žmogus pamačiau. Nu, bet jis ir tapo stipriu. Nu, kaip ir, nu, mes abu neturėjom pasirinkimo. Nu, kaip, nu, gal turėjom kažkokį pasirinkimą, tokį jau negražų, nu, kaip, nu, nes aš irgi iš to, ką matau, būna, kad atiduoda tuos vaikučius, bet
Nu, žinau tokiu atveju, kad tai būna. Nu, ir mačiau gyvai. Tai va. Tai sakau, nėra pasirinkimo, šiaip, nu, tas pasirinkimas ale yra, bet, nu, koks jis tas pasirinkimas, žinai, tada tu vaiką jau 2 kartus traumuoji. Nu, ta prasme, jis jau turi problemų, dar tu jam padarai, kad ir šeimos neturėtų, čia jau, nu, žodžiu. Tai jūs kartu, ar ne, va taip tiesiog kartu pradėjote eiti tą kelionę. Taip. Ir šiandien Erikutis iš tiesų yra, nu nežinau, man tai jis labai be galo mielas vaikas. Ir moka pajokauti. Jo, jis juokingas. Kaip ir mažoji jūsų, kuri yra iš viso toks, na nežinau, man tai yra toks šviesos spindulys ir tavo irgi tie video su jie, tu rodai abu savo vaikus iš tikrųjų socialiniuose tinkluose ir dukra labai moka juokauti, turbūt net nejuokaudama. O kalbant apie antrą vaikelį, va iš tiesų nebuvo baimė susilaukti dar vieno vaikelio, nes labai dažnai girdžiu tokius dalykus, kad dažnai jeigu vienas iš vaikelių turi kažkokią negalę, žinai, ypač jeigu stiprią, tai po to yra labai daug baimės susilaukti dar vieno vaikučio. Nu, natūralu, šiaip ta baimė, tai daug ar stabdo baimė. O kažkaip mes galvojom, kad, vat ir buvo tokia mintis, vat po kokių 4 metų reikėtų kito, bet tikrai nebuvo, kad iš karto į tą pametinuką, tai aš net negalvojau, bet kad reiktų kito, bet, kaip pasakyti, atrodė, kad tas antras vaikas labai pirmam daug duos. Tai taip ir yra faktas, jie, nu, ta prasme, viens kitą ugdo, nu, taip yra, nu, žmogus šalia, jisai visą. Kiekvienas žmogus kaip atskiras pasaulis ir jie tikrai ugdo viens kitą, bet ta, nu, pirmo vaiko ta visa problematika davė tą suvokimą, kad nu, čia reiks labai daug namų darbų padaryti prieš antrą vaiką. Tai ir darėm. Aha. O ką tu turi omeny namų darbų? Kas tai yra? Nu, alkoholio labai ilgai negėrėm su vyru, planuodami antrą vaiką. Pas genetikus vaikščiojom, pas genetikus, kad ten viską išsiaiškintų. Nežinau, ar mums kažką daryti reikia, ar nereikia. Taip, kaip patvirtino, kad mes visiškai sveiki. Tai taip ir planavom tada antrą vaiką. Ir taip, antras vaikas labai, nu, kažkaip, atrodo, pasakysiu, kad sveikas, tai tada liktai gausis, kad kitas tai nesveikas, bet, nu, tikrai, nu, mergytė auga taip gražiai labai ir lengvai netgi, tai jo, toksai. Bet čia, žinai, toksai, kaip ir aš sakau, kad jeigu, tarkim, yra iššūkių, nesvarbu, čia net ne apie negalę kalbant, ar ne, tau gali būti labai daug iššūkių su pirmu vaiku dėl daugybės priežasčių, arba atvirkščiai su antru, bet vienas vis tiek tau ateina kaip dovana, ta prasme, dovana motinystėje, kad jis, pavyzdžiui, būna, nežinau, lengviau miegantis, žinai, ten, neturintis problemų su pilvelio pūtimu iš serijos, ar dar kažkas, jis toksai tau... Vadinasi, motinystė iš tiesų gali būti labai įvairi. Ir jeigu kažkurioje vietoje tau pasunkinimas, tai tikrai iš visatos tau ateis palengvinimas. Tai tiki priežastingumu, reiškia. Aš visgi tikiu priežastingumu ir bent jau man taip atsitiko, nes man, tarkim, irgi buvo iššūkių su pirma dukra, ar ne? Ten labai anksti ten į pilvelį pūtė, aš turėjau daug bemiegių naktų ir pas mane buvo tas baby blue periodas, kai aš ten savyje galbūt netilpau dėl kažkokių priežasčių, žinai, susikaupusių. Tai antra dukra atėjo tokia lengva, kad aš net naktį prabusdavau ir galvoju, kodėl jinai neprašo valgyti, kodėl jinai taip miega, žinai. Toks visiškai tarsi užglostimas kažkokių žaizdelių, kurios atsirado pirmos motinystės patirtį, tai antra buvo kaip balzamas, užgydė. Ir dabar pas mane, tarkim, yra toks jau tolygus tas motinystės, tarsi atsirado pusiausvyrą. Tai vat pas tave man, ką girdžiu, labai panašu. Tai aš irgi, žinai, nu, aš tai... pasakyčiau, kad mano buvo yra didelė dovana, ten vienas, sakykime, labiau ugdo, kitas ten labiau gal tiesiog pozityviom emocijom užmėto. Tai abu didelė dovana, bet, nu, ta dukrytė tai tikrai tokia kaip deserčiukas. Deserčiukas, būtent. Jo, jinai, ta prasme, ateina su bajeriais, su juokeliais. Jeigu, nu, tokia faina, nu, jei 4,5, jinai, pavyzdžiui, jeigu mato, kad aš truputį be nuotaikos, jinai iškart, mama, aš tave myliu. Tada kaip faina, kaip miela. Ir jinai, nu, atrodo, bet nuskaito mano ten tą veidą, pasako, žino, ko tikėtis. Ir, nu, tokia, nu, gera psichologija. Bet va, tikrai, jinai taip. Arba ten, pavyzdžiui, jeigu tėtis snaudžia dienos metu,
O aš sakau, jeigu ten kažko tėtas paklausk, ne, nu taigi jis dabar poilsiauja, taigi negalima trukdyti žmogaus, tėtės poilsio, taigi dabar jis čia ilsisi. Tai tikrai, miela labai, tikrai, nu, tai va, taip. Man atrodo, kad tu žinai, kalbėdama apie tai garsiai, bet iš tiesų apie savo patirtį, ar ne, su Eriku, tu tą darai ir socialiniuose tinkluose, tu neslėpi šitų dalykų, kažkaip man atrodo, kad tu pakankamai atvira esi tame. Ir tai yra labai labai džiugu, žinai, dėl ko? Dėl to, kad, nu, man atrodo, kad mes vis dar turim tą tokį visuomeniai, žinai, požiūrį, tokį stigmatizuojantį šiek tiek, tarsi nedrąsu pasakyti, kad mano vaikas yra kitoks, arba tarsi bandau apsimesti, kad to nėra. Ir tada paskui mes kažkaip nebemokam priimti, ar ne, ir nepatogiai jaučiamės, kad tu tiesiog matai, jog ten vaikas ar su vienu ar kitu dalyku, o tu taip atvirai kalbi ir tu pasakoji, kaip jūs einat visų tuo keliu, tu rodai vaizdus iš sanatorijų, iš ligoninių, ir man atrodo, kad tu esi labai labai stiprus įkvėpimas kitoms mamoms, kitiems tėvams, kurie galbūt eina panašiu keliu. Nu kaip, žinok, šiaip reikėjo laiko, aš labai ilgai galvojau, ar man kalbėti ar nekalbėti. Nes mane veikia programos kitų žmonių, žinau, kad dauguma pasirenka, nu ne dauguma, bet daug yra pasirenka nekalbėti. Ir man atrodė, kad aš taip be reikalo savo sukelsiu įtampą. Tai aš dabar slepiu, reiškia, tada kažkas sužino, kažkam smalsumas, kaip įdomu, pasirodo, čia taip yra. Taigi žmonių iš karto toksai smalsumas, o tai kas čia, tai kaip čia. O jeigu aš viską atvirom kortom, tai kai jūs man, aš tokių pletkų net nebijau, aš jau viską pasakiau beveik. Tai, ta prasme, man faina. Žinai, man buvo gal tas tai kompleksas, kad gal atrodys, kad aš iš to dėmesį generuoju, to bijojau. To bijojau, kad neatrodytų, kad kelias, pigus būdas dėmesį generuoti. Bet aš tiksliai matau iš savo visų statistikų, kad ne tas man dėmesį generuoja. Ta prasme, man dėmesį generuoja mano humoras ir man taip labai patinka. O su tuo apie negalės šneku tiek, kiek noriu, kiek man atrodo prasminga. Ir tikrai, kuo labai džiaugiuosi to grįžtamuoju ryšiu, man būna, retai, bet būna, parašo, mano draugė sužinojo, kad gims vaikas su negalė, dėl to aš pirmiausiai daviau jūsų anketą pažiūrėti, kad pamatytų, kad galima gyventi visai gerai ir laimingai. Ir pilnavertį gyvenimą. Taip. Ir aš galvoju, Dieve, kaip man tada trūko tokio pavyzdžio, nes aš neturėjau tada. O galvoju, būtų buvę, aš būčiau tokia buvus, būčiau ramesnė buvus, kad jeigu būtų kažkas prieš akis padėjęs, bus taip, gali būti ir taip. Tai aš irgi taip noriu, kad, jeigu tai yra krizinė situacija, kad pamatytų ir galvotų, kad kad tai nėra joks nuosprendis. Ne, iš vis ne. Tai yra tokie, mes visi turim kažkokių iššūkių. Tai bus daugiau tada šitoje srityje iššūkių. Ligoninės, sanatorijos, gydytojų užrašymai. Darbo bus daugiau. Gal dar su psichologais darbo bus daugiau, nes vaikui irgi gali kažkas eigoje irgi atsirasti minčių, kad jis kitoks, tarkim. Bet aš tai žiūriu kaip papildomas darbas. Bet nesakau, kad blogas. Aišku, visko bus, bet visur visko būna. O iš ko tu, Karolina, semiesi stiprybės? Kas yra tavo variklis? Aš dabar galvoju, gal visai, tu klausi, kokį daiktą atsinešiau, ne? Galiu parodyti. Čia guli pas mus. Knyga. Aš nežinau, ar būtent šita knyga man įkvėpia stiprybės. Vaina čia, net apvarvėjus, nelabai sena. Ir jo, žinok, aš kaip guliausi Rikučio ligoninėje, gal buvo jam 4 mėnesiai, vėl turėjo operaciją ten tokią. Ir aš šitą knygutę nusipirkau ir skaičiau Viktoro Franklio Žmogus ieško prasmės. Ir aš jau iš seniau žinau Franklį, kad jisai labai šviesiai žiūri į tą prasmės radimą, bet jis pats yra koncentracijos stovykloje gyvenęs, labai didžiulius patyrė baisumus, išgyveno, pats gyveno labai ilgai, gal 92 metus,
Ta prasme, jis išgyveno koncentracijos stovyklą, ko jau daug kas neišgyveno. Nes jį labai stipriai į priekį vedė prasme ir tikslas. Jo, man atrodo, net šeima žuvo, jeigu tiksliai. Man atrodo, kad net šeimą prarado jis tenais. Bet jį taip į priekį vedė tas, kad jisai išeis iš koncentracijos stovyklos ir visiems papasakos, kaip ten viskas buvo ir kaip jis, jis norėjo tą duoklę žmonijai atiduoti už tai, kad jisai pamatė, kaip žmonės tam kontekste elgesi ir galima net ir tą iškentėti, jeigu tu turi aukštesnį tikslą, į savo gyvenimo, visą savo autobiografiją pagrindžia savo šitą teoriją, nes jis tikrai praėjo sunku kelią ir kitus po to jau mokė atrasti tavo tikslą ir prasmę, į kurią tu eini. Ir kitas dalykas, aš kai skaičiau šitą knygą apie koncentracijos stovyklą, dar maitinau tuo metu. Bet man tikrai nebuvo, kad dėl to maitinimas pasikeitė, bet aš taip skaitau ir aš atsimenu, galvoju, man dar ne taip blogai, kaip čia rašo. Pasilyginai, ar ne? Kažkaip neįmanoma nepasilyginti turbūt žmonėm. Ir kartais tas žinojimas, kad kažkam blogiau, kad ir kaip tau blogai, tai kažkam buvo blogiau, kažkaip truputį palengvina. Tai šiaip labai rekomenduoju, nes šitą knygą gali padėti sunkiu etapu ir aš tikrai, net ir prieš laidą galvojau, ką man atsinešti, kad aš kažkaip galėčiau padėti kažkam su savo šituo atėjimu. Tai galbūt šita knyga Franklio Žmogus ieško prasmės padės kažkam, kam dabar labai sunku. Nes jinai šiaip yra pozityvi, bendrai paėmus. Nepaisant jo patirčių ir istorijų, ar ne? Jo, tai man padėjo. Kaip ir tu pozityvi, nepaisant tavo patirčių, žinai, nes iš tiesų aš galvoju, kad tu pasirinkai knygą, kurios pavadinime užkoduota tavo esybė. Žmogus, kuris ieško prasmės. Tai tu tokia ir esi. Tai daugelis iš mūsų tokie esam, bet man patinka Franklis, jisai sako, kad yra prasmė. Ir aš juo tikiu. Ir aš netikiu nihilistais, kurie sako, kad nėra ir nieko čia neverta daryti iš vis. Tai aš esu jo tokia, pakalikė truputį, tai man patinka šitą filosofiją. Čia psichologija gal labiau, bet man patinka. Tai, žinai, Karolina, aš galvoju, kad taip viskas pasisuko, ar ne, kad mes priėjom tą tašką tavo patirčių, tu jų turėjai pačių vairiausių, tu užsiminiai, kad ir valgymo sutrikimų esi patyrusi, ar ne, bet akivaizdu, kad tu tą kelią įveikiai, gan sėkmingai. Iš ko tavo akivaizdu? Nežinau, tu atrodai sveikas žmogus. Tai čia nesisieja. Ne. O tu dar vis turi valgymo sutrikimų? Jau beveik nebe. Bet nesisieja, žmogus gali būti 90, 60, 90 ir ten didžiausios psichologinės problemos. Tai čia labiau siejasi labiau. Čia šiaip psichologinė problema visiškai. Taip, suprantu. Jo, fiziškai visaip gali būti. Gali būti apkūnus žmogus, gali būti labai, žemiau to svorio, žemiau KMI. Tarp kitko, skaitau dar vieną labai gerą knygą, aš dabar su rekomendacijom. Vadinasi, nėra lietuviškai gaila, bet angliškai The Kindness Method, gerumo metodas. YouTube yra daug, ten tokia moteris, Sharu Izadi, jos vardas pavardė. Nežinau, gal čia kokį titrą bus galima uždėti, kad persiskaitytų. Žodžiu, jinai tokį sukūrė gerumo savo metodą ir jinai pati buvo labai apkūni, jinai numetė pusę savo svorio, nes jinai dirbdama su savo pacientais, jinai pati dirba priklausomybių centruose, padedant narkomanam ir alkoholikam išeiti iš priklausomybių, bet labai ilgai savo negalėjo padėti ir bandė surasti, kaip jinai gali padėti kitiems, bet savo negali padėti. Tada jinai atrado tą gerumo savo metodą ir beveik daugam veikia ir aš skaitau tą knygą, jinai man fantastiška yra. Tai apie ką tas trumpai, galiu trumpai? Tai jo, aš suprantu, kad tu jį taikai savo. Taikau, žinok, man stebuklas ir aš kai pamatau, kad kiti netaiko savo, galvoju, kaip aš jums norėčiau papasakoti. Čia didžiausia dovana dabar. Taip, žinok, tai kas tas gerumo metodas? Taikau. Tai žodžiu, tas gerumo metodas, ką jisai sako? Jisai nesako, kad ten tu turi dabar viską sau leisti. Jisai sako, kad ne,
tu dabar turi iššūkį, nu pavyzdžiui, sakykime, moteris sveria 130. Tai ta Šaru Izadi, ta knygos kūrėja sako, nu taip, numesti reikia, bet tik tai su gerumu, su atjauta, jokio blogo kalbėjimo su savim. Jeigu tu atkrenti, tai su savim kalbi kaip su pačiu mylimiausiu žmogum, kokį tu pažįsti. Tai pavyzdžiui, vaiką įsivaizduot gerai. Vaikui nesakysi, o tu stora kiaulė, tu ten valios neturi. Vaikui sakysi, ką vaikui sakysi? Nu, ką sakytum vaikui? Jeigu jis padaro klaidą, ką sakytum vaikui? Nu, tiesiog sakyčiau, kad o ką, gal galėjai kažkaip kitaip padaryti, nežinau. Ne tai, kad galėjai, bet kitą kartą jau gal... Ką gali padaryti? Kitą... Nu, yra kaip yra, kitą kartą padarysim, nu, dar geriau. Taip. Nesakysi, o, tu ten nieko vertas. Nevykėlis. Vaikui nesakysi. Tai ir savo nesakysi, reiškia. Visą tą negatyvę kalbą ištrini. Negalima, griežtai negalima daryti. Ir tada tu eini savo tuo iššūkiu keliu. Tikrai ta autorė sako, kad visiems iš pradžių sunku, narkomanam, abstinencija, alkoholio, nu, ta prasme, pradžia yra sunki, visur. Ir jeigu yra emocinis valgymas, ką šiaip daug kas turi, pradžia bus sunki, jinai nesako kažko atsisakyti, irgi dar momentas, kas dėl valgymo nereikia atsisakyti jokio produkto, bet vis tiek pradžia bus sunki. Nes dar tokį pavyzdį jinai duoda. Jeigu tu vaikui kiekvieną dieną 11 valandą dienos davai filmukų, o vieną dieną nusprendi nebeduoti, kaip tu manai, ką vaikas darys? Tai aišku, kad jisai supyks. Supyks, verks ir bus... Taip, histerikuos. Taip. Nes tu pakeitė jo įprotį. Taip. Tai tu savo, kai keitė įprotį, tu turi žinot, kad tau iš pradžių, nu, tavo organizmas, jisai, šakosis, jo. Dėl to tu turi sakyti, aš suprantu, tau sunku, čia labai laikina, pradžia sunki, bet, nu, kaip nors, nu, dar truputį. Geras, matai. Bet aš tai net nežinodama iš to gerumo metodo pasirodo savo įtaikau jau seniai. O ką darai? Nu tai vat būtent aš neplaku savęs, žinai, už kažkokias klaidas, stengiuosi nesakyti savo negražių dalykų. Aš apskritai elgiuosi su kitais taip, kaip nenorėčiau, kad su manim elgtųsi, tai lygiai tą patį taikau ir savo. Tai vat čia toks tai turbūt dalykas, kad mes savo labai linkę dažnai sakyti daug bjauresnių dalykų, negu kad leistumėm kitiems. Taip pat linkę save labai plakti ir už klaidas labai, žinai, stipriai save bausti. Ir labai labai retai, kada save pagiriam, pamylim ir kažkaip tai pamotyvuojam. Taip. Man tas turbūt pagirimas savo buvo tokia labai stipri emocija ir kai aš pamačiau, kaip tai veikia, tai vat atradau savo gerumo metodą, bet grinai per praktiką. Bet čia, žinai, žmonės, kurie turbūt linkę su savim dirbti, tuos dalykus atranda, o kitiems reikia galbūt tikrai, vat, ar išgirsti kažką sakant, ar knygą paskaityti, ar video pamatyti. Bet aš labai labai džiaugiuosi girdėdama, kad tu taikai savo tą gerumo metodą. Tai žinok, man nebuvo natūraliai, aš buvau saviplakos tokia atstovė. Dar daug kas sako iš pažįstamų, kad to perfekcionizmo labai per daug, kad kodėl tu čia taip smulkmeniškai, kodėl tu čia, arba būdavo kažkur suvaidinu kažką, sakau kolegom, ne, nu čia šudinai buvo, sako, nu baigtų, nu ta prasme, nu gerai čia buvo, nu kodėl tu taip su savim. Tai va, ir dabar aš kažkaip bandau save įtikinti ir man jau pavyksta, kad aš mano motivacija gal pagrindinė. Jeigu aš su savim išmoksiu labai gražiai sutarti ir labai save gražiai motyvuoti, labai, nu žodžiu, tai pozityviai, darysiu dalykus, bet pozityviai, be saviplakos, tai tada aš ir savo vaikus išmokinsiu. Jeigu žinosiu kaip, tai logiška, jeigu aš žinau kaip, aš žinosiu, ką vaikam perduoti. Nes aš nenoriu jų išmokinti saviplakos, aš nematau prasmės. Tai ir pati reiškia, taip negaliu daryti. Tai vat aš labai labai džiaugiuosi, kad mūsų pokalbis pasisuko į tai, nes man atrodo, kad čia yra ta tokia, žinai, raktas viso ko ir netgi tos prasmės. Tai vat prasmė suprasti save, man atrodo, yra labai didelė gyvenimo prasmė. Pirmiausia, save pažinti. Bet žinok, dar aš apie tą tėvų programą kiek mąstau, aš galvoju, dabar suprantu, kad
man labai daug gero davė ir dar duoda. Ir toksai būdavo, kad manim tėvai labai tiki. Ir aš po to, sakau, kai man suėjo 18 metų, aš ten ir į Miss Lietuva, ir į televiziją, aš galvoju, iš kur tiek drąsos. Gal dėl to, kad tėvai visą laiką sakė, kad tu labai graži ir talentinga ir protinga. Ir aš vienu metu net buvau šiek tiek pyktelėjus, kad man jie taip įdegė ir aš to, ir patikėjau, vaikas. Bet po to matau, kad aš ne visur esu tokia jau visa gera. Yra sričių, kurios man nelabai sekasi, bet, žinai, vis tiek geriau taip, negu priešingai. Dėl to kažkur pasąmonėje stovi, kad aš, žinai, bet tu sakai, bet aš ten kovinga, gal dėl to, kad tėvai visą laiką, jie buvo įsitikinę, kad aš su viskuo susitvarkysiu, nes taip jiem atrodė, tai jeigu jiem, va šita pamoka yra viena svarbiausia, aš girdėjau iš tikrųjų, bet kaip padaryti, kad vaikas būtų sėkmingas, tai savo pavyzdžių rodyti, kad susitvarkai su iššūkiais ir tikėt, tuo savo vaiku, kad jisai susitvarko su iššūkiais. Tai turiu šiaip daug geros tėvų programos ir man tikrai padeda būti, taip kokybiškai gyventi, aš manau. Tai va. Gera tai girdėti. Ir klausyk, aš be proto džiaugiuosi, kad tu esi knygų žmogus. Ne, nesu, žinok, čia taip pavaidinau gal, bet tu 2 knygas, žiūrėk, pokalbio metu paminėjai ir vieną net atsinešai, nes jinai labai stipriai inspiravo tavo tam tikrus dalykus, ar ne? Tai vis tiek tu esi skaitantis žmogus, vadinasi, knygos tau patinka ir aš labai dėl to džiaugiuosi, nes aš turiu dovanų tau knygą. Gerai. Pasikalbėkim, bičiulė yra leidykla Alma Litera. Ir aš manau, kad tau šita knyga tikrai labai patiks. Kaip įdomu. Geras. Manifestavimas. Tai mano mintis. 7 žingsniai į savo svajonių gyvenimą. Tarptautinis bestselleris. Mačiau ne vieną žmogų skaitant. Žinok, ir lėktuve, ir nelėktuve. Tai aš labai tikiuosi, kad nesiskaičius. Nesu. Ir žinok, labai įdomi yra, galiu greitai savo tą nuomonę pasakyti. Gerai, nes aš dar turiu dovanų. Dar turiu dovanų. Gerai, supranti, su to manifestavimu. Buvo vienu metu, aš labai ten tą jau pasąmonės gale tikėjau, kad tu ten tik tikėk ir viską turėsi, ten net darbo neįdėjęs, tai taip neveikia. Po to buvo, kad netikėjau, o dabar kažkaip galvoju, jeigu taip visi sako, kad čia yra gerai, tai greičiausiai čia yra gerai. Ir aš, pavyzdžiui, labai tikiu tais dalykais, kaip ten Jimas Kerius užsirašė, kad $10 000 čekį kada nors gausi už filmą ir su data. Ir gavo gerokai daugiau. Jo. Ir pati labai rašau svajonės tikslus į užrašų knygutę, nes būtent ranka parašytas, aš manau, kad labai į pasąmonę sėda. Aš tikiu, kad šita knyga tau padės turbūt būtent ir rasti tą balansą, ar ne, tą aukso viduriuką, kaip į tą manifestavimą nueiti, gal net ir teisingai, jeigu taip galima išsireikšti. Aš žinau, kad tie žmonės, kurie skaitė šitą knygą, jis sakė, kad yra nepaprastai faina. Tai aš pati dar neskaičiau, tau dovanoju, gal kada perskaitysiu. Ačiū labai. Dar viena dovana yra iš lino gijos, labai gražūs jų gaminiai iš ekologiško lino. Čia lietuviškas prekinis ženklas. Ir rankšluosčius kuria, ir chalatus, ir patalinę. Vienu žodžiu, man labai patinka jų kūryba, man labai patinka linas ir aš labai tikiuosi, kad tu pasimėgausi apsigaubdama tais lininiais grožiais. Geras, jau vasara, tai šito dalyko ypatingai reikia. Taip, dar yra dovanų skanių. Beveik gimtadienis. Taip, beveik gimtadienis ir aš tikiuosi, kad nepaisant savo visų kelionių per valgymo patirtis, tu saldumynus mėgsti. Aš kasdien valgau. Aš sau liepiu kasdien valgyti saldumynus. Labai geras liepimas. Tai tortų balius tau iškepė nuostabius, skanius, rankų darbo šviežutėlius makarunsus. Ir Agnė yra tortų baliaus kūrėja, 3 vaikučių mama, kuri tikrai labai daug širdies įdeda į savo desertus, į savo kepinius. Tai
kai valgysi, aš tikiu, kad pajusi ir tą šilumą, Gerai, ir tą žmogaus ačiū labai. įdėtą gerą energiją. Vieto. Kaip gražiai. Estetiškas iš tikrųjų labai desertas. Tai va, ir pavaišinsi dar ir ačiū. savo šeimyną, manau. Na ir uoga ant torto, ne viena, pasikalbėkim pašnekovė, aš jau nuolat akcentuoju ir be galo džiaugiuosi, iš pasikalbėkim studijos neišeina be ko, be gėlių. O, geras. O Dieve, kokios gražios. O Jėzus. Tai va štai šita spalvinga vasariška puokštė atkeliavo iš Gintarės gėlės salono. Butikas Vilniuje labai gražios puokštės, labai geros gėlės. Tikrai nuoširdžiai rekomenduoju visiems išbandyti, pristato ir į namus, ir į jūsų pasirinktą vietą. Tai visada ir pati, jeigu tik turiu progų, iš Gintarės gėlių užsisakau gėlių. Ir žmonės niekada nenusivilia jas gavę. Nes labai gražiai suderinta, labai gražiai spalvos, matosi, turi tą pajautimą estetinį, tai labai. Aš labai džiaugiuosi, kad tau patinka. Tai Karolina, ačiū tau be galo už šitą pokalbį ir labai tikiuosi, kad šiandien mes taip per filosofinius tokius akmenelius pavaikščiojom, bet palėtėm labai įdomius dalykus ir nežinau, kaip laikyti. Taip, gal. Labai tikiuosi, kad ir tau pačiai buvo gera ir pasikalbėkim žiūrovai, išsineš vertingų dalykų. Norėčiau, kad kažką tai gautų, kad ne šiaip ateit kažką, bet ir... Aš manau, kad tikrai gavo. Sakai, bus, ne? Gal parašyti kokį komentarą. Žinai, bet svarbiausia, kad mes abi gavom. Tai pakelsim šitos puodelius pilnus vandenuko už tai, kad visada rastumėm prasmę, net kai atrodo, kad jos nebėra. Va, labai gerai pasakei. Labai gerai. Valio. Ja. Už prasmę.